tokie vaizdeliai už lango. Važiuojam greitkeliu, o gaila. Iš ryto pabuvom Veličkos druskos kasyklose, ne pirmas iki gyvenime, bet užkal važiuojant negalima neužsukti ir nepanerti po žemę. 130 metrų. Ir buvom numatę važiuoti į Zakopanę, iš namų planavom šį tašką jau. Ir atsibudę iš ryto persigalvojom, ne pirmas iki gyvenime, mes turbūt labiausiai nepastovus keliautojai, kur niekad nežinom, kur atsirasim, tai nusistatėm navigaciją į Slovakiją, persilgiam, ką galim pamatyti ir matyti vieną, o paskui matysim. Iš Austrijos matysim, kur važiuosim. O dabar tokį jaukų gražų Lenkijos kaimuką važiuojam link Slovakijos sienos. Prie tunelių, tai nersim po žemę. Dabar žiūrėsim, ar giliai ir ar ilgam. Kaip matom, važiuojam į Zakopanės pusę dar. Bet į Zakopanę mes nevažiuosime. Kažkurioje tai vietelėje susime Slovakiją. Leidžiantis žemyn, taip pat kaip ir leidžiantis arba kylant lėktuvu, ima ir užkrinta ausis. Tai jos čia kiekvienu nusileidimu ir kiekvienu pakilimu man taip ir plaks. Ir kario Lenkai turi atskirai plonėlą. Gal koks kūrinėlis bokštas. Jau. Priekyje ant kalvos balta bažnyčia, senovinė bažnyčia sena, medinė. Pravažiuosim per Slovakijos sieną, jeigu štai mus nesustabdys, tai vadinasi nesustabdėm ir štai Slovakija.